Gerbiami kolegos, viešieji pareiškimai, ar tokie bus? Rankų nematau, taigi pereisime prie tokios neįprastos proceso stadijos. Kaip matote, ant jūsų stalų yra nauja balsavimo įranga. Technologijos nestovi vietoje, mes ją taip pat atnaujinome ir informacinių technologijų specialistas Edgaras trumpai supažindins jūsų naują sistemą, kaip su ją reikės dirbti. Tai Edgarai, prašom. 224, tai klausimų 222 mes perdodame valdyti patikėjimo teise turtą, o klausimų 224 perimam tą turtą. Tai būtų pasiūlymas sukeisti tos du klausimus vietomis. Tai 2,22 klausimą nukelt po 224 nagrinėjimo. Nes būtų logiška pirmą perimti turtą, o paskui kažkam jį perduoti. Kolegos, ar būtų prieštaravimų, ar galime bendrų sutarimų sutarti? Prieštaravimų nėra, gerai, sukeičiame vietoj 22 ir 24 klausimus. Ir teikiu darbotvarkės projektą balsavimui. Balsavimas baigtas, vienbalsiai 25 tarybos nariams balsavus už, darbotvarkė patvirtinta. Pirmas darbotvarkės klausimas yra dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 metų gegužės 24 dienos sprendimo numeris 7TS11 dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarimo pakeitimo. Jį pristatysiu aš. Šiuo sprendimo projektu yra siūloma pakeisti kontrolės komitete jo sudėtį personalinę vietoje tarybos nario Giedriaus Leskausko, įtraukiant į komiteto sudėtį Liną Ališauskienę, kadangi nuo kiekvienos frakcijos turi būti pagal reglamentą po 2 atstovus, o Giedriui Leskauskui išėjus iš tos frakcijos perėjus į kitą, būtina padaryti tokį pakeitimą. Čia sutikimai ir prašymai ir pageidavimai abiejų tarybos narių yra aiškiai išreikšti. Todėl svarstykite tokį sprendimo projektą, kokiu būtų klausimų stadija. Klausimų nėra, pasisakymai. Klausimas buvo apsvarstytas kontrolės komitete, kokia buvo jo išvada. Kontrolės komitetas pritarė bendru sutarimu. Ačiū, teikiu sprendimo projektą balsavimui. Balsavimas baigtas, vienbalsiai 25 tarybos nariams balsavus už. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 metų gegužės 24 dienos sprendimo numeris 7TS11 dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarimo pakeitimo yra priimtas. Antras darbotvarkės klausimas yra dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 28 dienos sprendimo numeris 7TS38 dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Jį taip pat pristatysiu aš. Šiuo sprendimo projektu yra siūloma pakeisti tarybos antikorupcijos komisijos sudėtį ir jų nuostatų vieną punktą, kuris yra susijęs su balsų skaičiavimo tvarka.
Ten iš esmės, sakykime, niekas toj sudėty nesikeičia, tik tai, kad dingsta skliausteliuose, kuriuose buvo nurodyta, kas yra komisijos pirmininkas, kadangi komisijos pirmininką deleguoja opoziciją ir tai jau skaitoma, kad jis ir yra. Tai čia šiuo sprendimo projektu siūloma pašalinti tokį prieštaravimą, nes skliausteliuose nurodytas pirmininkas neatitiko tą, kurį deleguoja opozicija, o 14 nuostatų punkte siūloma nustatyti balsavimo tvarką, būtent komisijoms vietos savivaldos įstatymas pakeitė tvarką ir joje numatė, kad jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, turi būti antras balsavimas, o jeigu ir antram balsavime pasiskirsto po lygiai, tai tada sprendžiama taip, kaip taryba nusprendžia nuostatose. Tai buvo siūloma vienaip, tačiau po kontrolės komiteto buvo pasiūlyta, kad jeigu pasiskirsto po lygiai, tai lemia komisijos pirmininkas. Tai toks sprendimo projektas jums ir teikiamas svarstyti. Kokių būtų klausimų? Klausė Edvardas Baleišis. Bet aš taip suprantu, kad įstatymas nenumato imperatyviai, kad turi būti 3 balsavimai. Gali būti ir 2 balsavimai, nes kontrolės komitete buvo diskusija apie tai, reikalingi 3 balsavimai, reikalingi 2 balsavimai. Tai galbūt galima po 2 balsavimų tą komisijos komiteto pirmininko, reiškia, ir komisijos pirmininko balsą užskaičiuoti kaip lemiantį ir to užteks. Nes kam 3 kartus balsuoti dėl to pačio? Deja, to negalima padaryti, kadangi įstatymas numato, kad jeigu pirmam balsavime yra balsai pasiskirsto po lygiai, turi būti antras balsavimas. Tame pačiame įstatyme numatyta, kad jeigu antram balsavime pasiskirsto po lygiai, turi būti 3 balsavimas, o jau kaip 3 balsavime skaičiuojami balsai, taryba gali apsispręsti ir šiuo metu apsisprendžia. Klausimų Raimondas Ivaškevičius. Labadiena, gerbiami kolegos, gerbiamas merė, man tai kilo tada toksai irgi klausimas, kadangi man teko pasižiūrėti ir kitų komisijų reglamente dėl balsavimo, tai ten nėra nei 3 balsavimo ir kai kur tai visur aiškiai parašyta, kad lemiamas balsas yra pirmininko. Tai nepagalvokit kažką asmeniškai, kadangi aš būsiu tos komisijos pirmininkas, bet tiesiog man įdomu, kodėl vienose komisijose taip, o šitoj išskirtinai kitaip yra. Aš paaiškinsiu. Tai ačiū. Žiūrėkite, čia atėjo reikalas pakeisti šitą sprendimo projektą, kadangi keičiasi sudėtis komisijos, tai tuo pačiu pasižiūrime, o kągi dar privaloma pakeisti, todėl keičiame ir nuostatus. O kitų komisijų nuostatų keitimo tvarka, jai ateis eilė. Juos taip pat būtina bus pakeisti. Ta įpareigoja vyriausybės atstovas. Ar bus daugiau klausimų? Daugiau nėra. Noriu pasiteirauti, ką nusprendė socialinių reikalų komitetas šiuo klausimu. Socialinių reikalų komitetas pritarė bendrų sutarimų. O kontrolės komitetas? Kontrolės komitete buvo pateikti pasiūlymai, apie kuriuos jau įvardinote, ir tarybos sprendimo projektui su pasiūlymais buvo pritarta bendrų sutarimų. Ačiū. Kokių būtų nuomonių, pasisakymai dėl šio sprendimo projekto? Pasisakymų nėra, teikiu sprendimo projektą balsavimui. Balsavimas baigtas, vienbalsiai 25 tarybos nariams balsavus už sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 28 dienos sprendimo numeris 7-TS38 dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas yra dėl Elektrėnų savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo. Jį pristato finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Oksana Salecienė. Labą dieną. Teikiame svarstyti 25-27 metų biudžeto projektą.
Kaip ir buvo pristatyta komitetuose, tai yra iš tikrųjų nauji metai tai, kad mes einame su trimetiniu biudžetu. Norėčiau atkreipti dėmesį patikslinimai aiškinamojoje, aprašomojoje dalyje, punktą 1.1 ir 1.2 papildyti tiesiog metais, kad būtų 2025 biudžeto pajamos ir 2025 biudžeto asignavimai. Tai yra toksai mažas pastebėjimas, kad bus patikslinta šito įtakos jokiems nei skaičiams, nei bendroms sumoms tikrai neturi. Ir taip pat per ūkio komitetą buvo pastaba dėl aplinkosauginių pinigėlių, tai yra pylimo upelio išvalymo techninio projekto parengimas bus papildyta vienu žodžiu išvalymo. Kolegos, atsiprašau, paprašysiu tylos ir išskirtinio dėmesio. Mes svarstome patį svarbiausią šių metų Savivaldybės tarybos sprendimo projektą. Ir taip pat norėčiau pasidžiaugti iš tikrųjų ir padėkoti vyriausybės atstoviai už gražius žodžius, kad tikrai mūsų Elektrėnų savivaldybės biudžeto projektas parengtas ir atitinka visus reikalavimus, tikrai nerado prie ko prikipti ar kurioje vietoje sukritikuoti ar pasakyti pastabų. Taigi, trimetinis biudžetas, kaip ir minėjau, 25 metų pajamos yra pateiktos pagal finansavimo šaltinius. Taip pat 25 metų asignavimai yra pateikti pagal programas bei pagal asignavimų valdytojus. O 26 ir 27 metų mes teikiame planuojamų pajamų bendras ir sumas ir asignavimus. Taigi tiesiog palyginimui įdomu atkreipti dėmesį į skaičius, kaip mūsų biudžetas augo, lyginant 5, 15 ir 25 metų biudžetus. Ta matome, jog nuo 11,4 milijono mes išaugome iki 60,8. Tai tikrai darbų nusimato daug ir tiesiog turėsime tuo klausimu dirbti. Taigi šitoje skaidrėje norime atkreipti dėmesį, kad mūsų biudžetas, lyginant su 24 metais, jisai paaugo nuo 55,3 milijonų iki 60,8, tai yra beveik 10%. Grafike yra matoma paryškinta mėlynoji dalis, tai yra ta mūsų pagrindinė dalis ir iš gyventojų pajamų mokesčio surenkama dalis, kuri yra nukreipiama mūsų savarankiškoms funkcijoms vykdyti, ir jinai išaugo nuo 28,4 iki 31,4. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad lyginami yra vasario mėnesio duomenys. Tai yra, su kuo startavom 24 ir su kuo startuojame dabar 25 metais. Tai gyventojų pajamų mokestis skirtas Elektrėnų savivaldybėje, tai paaugo 10,5% lyginant su praėjusiais metais. Ir taip pat informacija yra 26 ir 27 bendroji biudžeto suma įdėta palyginimui. Tai dabar, jeigu pasižiūrėsime į mūsų biudžetą finansavimo šaltinių struktūrą, tai matome didžioji dalis, tai ir yra mūsų savivaldybės pajamos, tai yra mokesčiai, mūsų spec lėšos, mūsų likutis, likutis yra pačioje. Taip pat valstybės dotacijos, tai irgi nuo 16,5 didėjo iki 18, ES ir kita finansinė parama didėja, kaip ir žinome, mes įsibėgėjame vis labiau su mūsų investiciniais projektais, skolintos lėšos irgi padidėja. Ir taip pat lėšų likutis, jis pas mus sumažėjo, praeitais metais startavom su 3,3, šiais metais startuojame su 2,1 milijono eurų. Dabar biudžeto struktūra yra pagal mūsų programas. Tai kaip ir minėjau, pati brangiausia mūsų programa yra antroji, tai yra švietimo ugdymo programa. Šitas augimas yra ne tik todėl, kad išaugo ir mokytojų atlyginimai ir asignavimų poreikis mūsų švietimo įstaigom, bet taip pat šitoje programoje yra tikrai 3 dideli projektai, kurie įsibėgėja. Tai tūkstantmečio mokyklos, taip pat yra ir atskirti mažinančios pritraukimo, tai yra mūsų projektas su 2 priestatais.
Taip pat 4 programoje yra šioks toks mažėjimas, bet jis nebūtų mažėjimas, jeigu mes jau būtumėm turėję valstybės lėšas keliams. Tai tas irgi skaičius toksai truputį iškreipia mūsų vaizdą. Taigi, toliau einant, pirmoji programa, kaip ir minėjau, sakau, tai yra mūsų valdymo, na, o antroji yra švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa. Šie pokytis yra 21% išaugusių lėšų, tai galim pasidžiaugti, jog mokymo lėšos padidėjo 2,12 milijono eurų, tai yra beveik 19% lyginant su praėjusiais metais. Taip pat savarankiškoms funkcijoms vykdyti, tai yra lėšos iš savivaldybės biudžeto, tai padidėjo beveik visų milijonų, tai yra 9,5%. Kaip ir minėjau, šiame biudžete mes turime daug skatinančių priemonių pritraukti mums trūkstamų specialistų, atvykti ir dirbti Elektrėnuose, gerinti tiek švietimo, tiek gydymo paslaugų kokybę, taip pat ir socialinių paslaugų suteikimo kokybę. Tai turime suplanavę irgi lėšas važiavimui į darbą ir iš darbo kompensavimo mokytojams. Taip pat neformalusis mūsų ugdymas yra išaugęs lyginant su praėjusiais metais. Taip pat yra nauja, ne praeitais metais jau buvusi, tai šiais metais toliau tęsime, tai pedagogų rengimo, perkvalifikavimo dalinio finansavimo bei pritraukimo į mokyklas, tai lyginant su praėjusiais įdėtas tas pats poreikis 20 000 eurų. Ir kaip ir minėjau, tas lėšų išaugimas irgi yra lemiamas dėl mūsų vykdomų projektų. Tūkstantmečio mokyklų programa, tai yra visų 1,2 milijono, ugdymo prieinamumo Elektrėnų savivaldybėje atskirti patiriantiems vaikams, tai yra 735 000. Ir taip pat tęsime toliau ankstyvo ugdymo užtikrinimą vaikams ir socialinę riziką patiriančių šeimų, tai yra mūsų ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Taigi, 3 programa yra socialinės apsaugos plėtojimo programa, lėšos taip pat auga ir dėl to, kad valstybės dotacijos didėja 202,4 000 eurų ir taip pat didėja ir mūsų savivaldybės biudžeto prisidėjimas, tai yra 400,3 000 eurų. Vykdomi projektai, tai socialinio būsto plėtra, yra planuojama šiais metais 7 ar 8 būstus įsigyti vykdant šį projektą. Taip pat yra perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų. Tai kaip žinote, planuojami yra bendruomeniniai namai statyti Vievyje. Taip pat čia yra įdėtos ir planuojamos lėšos važiavimo, kompensavimo į darbą ir iš socialiniams darbuotojams. Taip pat norėčiau paminėti, kad 3 programoje, nors į biudžetą tos lėšos neina, bet jas administruoja mūsų savivaldybė, tai yra administruoja ir kitos savivaldybės, bet mums yra vaikų išmokoms yra skirta 7,65 milijono eurų, bei tikslinėms kompensacijoms 2,42 milijono eurų. Juos irgi mes apskaitome, tvarkome, tai yra irgi didelis darbas daromas mūsų skyriaus. Tai toliau dabar darnios veiklos programa. Tai yra 4 programa, kaip ir matome, mažėjimas. Bet jeigu mes įvertintumėm, kad kelių priežiūros programa yra planuojama apie 1,6 milijono, jį pridėjus būtų augimas 5%, tai truputį kitoks būtų vaizdas. Taigi turime ir projektus, ir programas. Tai yra kelių priežiūra yra planuojama šiai dienai apie 600 000 eurų, sveikatos reforma apie 400, važiavimo į ir iš darbo, tai medicinos darbuotojams pagal poreikį reikalinga apie 160 000 eurų metams. Taip pat turime pasitvirtinę naują tvarką, praeitais metais jinai dar nebuvo taikoma, šiais metais jau jinai yra pas mus ir planuojama apie 30 000 trūkstamų specialybių gydytojams ir slaugytojams pritraukti. Vykdomas projektas integruotas vandens valdymas Lietuvoje. Taip pat turime ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas, tai planuojama 19,6 000, tai yra projektinės lėšos. Ir taip pat turėjome praeitais metais patvirtinę tvarką, tai trūkstamų policijos pareigūnų pritraukimas pagal poreikį planuojama apie 10 000 eurų. Taip pat kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programoje matome padidėjimą.
Tai yra padidintos lėšos yra kultūros įstaigų bei seniūnijų savarankiškoms funkcijoms 220 000. Žinome visi, jog šie metai mūsų yra jubiliejiniai, šventiniai metai, tai todėl tas poreikis šiek tiek didesnis. Taip pat yra skirta valstybės dotacija viešai bibliotekai knygų fondui atnaujinti. Yra numatytos savivaldybės biudžeto lėšos, tai ir futbolo maniežui pabaigti, kuris yra įrengiamas Šarkinės gatvėje, taip pat ir tęsiamos investicijos į jachtklubo infrastruktūrą ir taip pat kultūros srityje yra numatyti pinigėliai pabaigti Pylimų daugiafunkcinio pastato kapitalinį remontą. Na, šeštoji tai yra mūsų verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programa, joje yra sumažėjimas. Šitoje programoje mes turime vieną didelį darbą, tai yra mūsų baseino rekonstrukcija. Yra dabar šiai dienai numatyta likusi paskolos dalis, bei šiek tiek prisidėjimo iš mūsų nepanaudoto 24 metų likučio. Turime į suplanavimą dalyvavimą į biudžetą, kuris pasiteisino, iš tikrųjų 2 metai ir sėkmingai vykdoma. Šiems metams yra planuojama 85 000 eurų. Taip pat numatyta 800 000 skatinti mūsų smulkiuosius verslininkus bei ūkininkus. Ir, kaip žinote, religinių bendruomenių rėmimas. Šiais metais šitas poreikis išaugo, todėl kad buvo kreiptasi dėl Ketaviškių parapijiečių, tai dėl šitos bažnyčios grindų suremontavimo. Taip pat norėčiau užbaigti linksmą gaidelę ir jums visiems priminti iš tikrųjų, kad mūsų laukia šviesus gražus metai. Tai norėčiau pakviesti švęsti kartu. Taip pat norėčiau dar patikslinti sprendime bus pakeitimai. Tai yra atsižvelgus į kontrolės komiteto metu pareikštą pasiūlymą. Tai yra iš 5 programos reprezentacinių renginių organizavimo eilutės perkelti 20 000 į 2 programą švietimo įstaigų remontui. Tai norėčiau tik atkreipti, buvo pasiūlymas, kad nuimti pinigėlius iš ralio. Tai iš tikrųjų noriu atkreipti dėmesį, kad tie pinigai numatyti reprezentacinių mūsų renginių, tai nėra vien tik ralis, tai čia tiesiog pinigai bus nuimti tiesiog mūsų jubiliejinių švenčių sąskaita. Tai turbūt tie gal turite klausimą. Ačiū gerbiamai Oksanai už išsamų pristatymą. Deja, turiu paskelbti 5 minučių pertrauką, kadangi įranga yra nauja ir jai reikia truputį atsinaujinimo, tai atnaujins pakrovimą, kadangi žiūrint į mūsų transliaciją, jinai yra užstrigusi. Ne, palikit viską, kas yra, susirinkam į postą. Ir tęskime posėdį. Taigi, pradedame svarstant 3 darbotvarkės klausimą. Klausimų stadiją. Ir pirmas klausė Rimantas Baravykas. Labadiena visiems, ačiū gerbiamai Oksanai už prezentaciją. Iš tikrųjų, pasižiūrėjęs biudžeto rengimo procedūrą, manau, kad mūsų savivaldybės procesas kai kuriuose vietose yra dar 19 amžiuje, bet ačiū Dievui, bent jau Oksanos su komanda darbas parodo, kad mes persikeliame biškį į naujesnį amžių ir įvedam šiokią tokią tvarką. Tai iš tikrųjų pats biudžeto parengimas, pritariu, kad procesas yra sudėtingas, bet rezultatas kaip biudžeto, manau, kad visai normaliu. Tik tai dar kyla du tokie klausimai. Jūsų klausimas buvo? Jo, tai 2 klausimai. Ar teisingai suprantu, kad biudžetas ir jo pagrindas sąmatos buvo asignavimų valdytojų, tai yra seniūnijų, administracijos padalinių, kultūros centrų ir taip toliau, sudarytos nesikonsultavus su gyventojais, bendruomenėmis, seniūnaičiais? Ir antras klausimas, gal šiek tiek keistokas, bet vis dėlto iš praktikos ir iš gerosios patirties, ar savivaldybės administracija planuoja gerinti darbo organizavimą ir darbuotojų darbo sąlygas ir pagaliau nupirks darbuotojams nešiojamus kompiuterius, nes mes jau kelinti metai stebėme tokį reiškinį,
kad kai reikia darbuotojus, pavyzdžiui, kad jie dirbtų iš namų, kai prasideda pandemija, ar ten galų galės sergamumas padidėja, tai atsakymas būna labai paprastas, kad neturim kompiuterių nešiojimo ir užtat dirbti iš namų negalime, arba okupuojame naminius. Tai va du šitie klausimai. Atsiprašau. Atsakymų į pirmo klausimą iš tikrųjų pagal visas procedūras seniūnaičiai bendrauja su mūsų seniūnais ir yra renkama informacija, kai vadinkim, nuo paprasto žmogaus iki mūsų valdančiųjų. Kitas dalykas su įstaigom irgi lygiai taip pat, įstaigos yra ir įkūrusios ir tėvų taryba, ir mokytojų taryba, ir mokinių, tai manau, pagal bendras procedūras tie dalykai turėtų vykti, o ar vyko, aš dėja negaliu jums tiksliai atsakyti. Dabar dėl kompiuterių, tai iš tikrųjų visą laiką poreikis yra vertinamas ir svarstoma yra visada galimybė dėl nešiojamų kompiuterių ir visų kitų užtikrinimo darbo priemonių užtikrinimo mūsų darbuotojams. Klausia Giedrius Leskauskas. Sveiki, turiu kelis klausimus. Tai pirmasis klausimas, neformaliojo ugdymo užtikrinimas ledo rūmuose ir iš jų yra numatyta 262 500,000 ir žemiau yra tokia eilutė kaip savivaldybės ilgalaikio materialinio turto pagal sutartį indeksavimas. Tai ką šis skaičius čia yra dar papildomai šalia šitos sumos, ar čia tiesiog atskirta ir parodytas, koks indeksavimas buvo pritaikytas šiais metais, tai čia vienas klausimas. O antras klausimas, galbūt galėtumėt paaiškinti, kaip susidaro skirtumai tarp skirtingų ugdymo įstaigų jiems skiriamų asignavimų. Pavyzdžiui, Vievio gimnazija turi daugiau negu 100 000 lyginant su Versmės gimnazija, o tuo tarpu Versmės gimnazija lyginant su Semeliškių gimnazija, kurios dydžių yra iš esmės skirtingos, asignavimai skiriasi tais pačiais 100 000. Nu, kažkaip proporciškai atrodo nelabai vienodai. Dabar atsakant į pirmą klausimą, jūs kaip žinote, šitos sutarties vertė yra 180 000, tai yra ilgalaikė sutartis ir šita sutarties suma buvo indeksuota. Tai taip, šitame skaičiuje 262, ten 52, dabar tiksliai neprisimenu, 180 yra vertės ir 72 yra indeksavimo suma. Tiesiog yra išaiškinimo, aiškiau, yra išskirta šita suma. 80 gali būti, sakau, čia reiktų čia yra indeksavimos, ne. Ir dėl lėšų paskirstimo yra visada lėšos skirstomos pagal pedagogus, pagal skaičiavimus, pagal visus šitus dalykus tikrai yra išskaičiuota pagal poreikį. Dar yra, direktorė paminėjo, kad yra skyriai. Tai ne tik tai pati įstaiga, bet dar turi ir skyrius ir, aišku, skyriams skirtos lėšos eina į tą įstaigą. Klausia Vaidas Ratkevičius. Labą dieną, labai ačiū pristatytojai už gan tikrai puikiai biudžetas ir sukoreguotas ir techniškai ir tvarkingai. Suprantu, kad visi norime mes padėti ir biudžetą ir kuo daugiau atlikti darbų, bet aišku yra prioritetas švietimas, yra socialinis, yra keliai, yra ir kitos šitos sritis, bet esminis dalykas, norėčiau biškį truputį paklausti dėl Vievio, nes daugiabučių renovacija Vievį irgi vyko gan smarkiai, bet parašyta tik tai, kad Stoties gatvė Vievėje. Tai gal galite pasakyti, ar bus ir prie Liepų gatvės, ir Šviesos gatvės, ir laukia prie seniau, prieš kelis 5 metus buvo renovuoti kitoj gatvėje mokyklos. Tai vad gyventojai visada klausinėja manęs, tai noriu paklausti, ar irgi bus asfaltuojami kiemai ir platinami. Ačiū. Tai iš tikrųjų tame sąraše yra pateikta tik Stoties, bet noriu atkreipti dėmesį, jog labai didelės investicijos iš Lagdo yra nukreipamos irgi į Vievio miestą. Tai tiesiog žiūrint į galimybės ir proporcijas, tas poreikis ir yra perskirstomas. Klausia Edvardas Baleišis. Taip, aš norėjau pasiteirauti dėl GPM dalies tenkančios savivaldybė, nes pernai, kiek pamenu, buvo 98%, o dabar 100%, ar kiti skaičiai yra? 100%. 100, taip, supratau. Klausia Sigitas Važnevičius.
Aš norėjau pasitikslinti konkrečiai 5 programoje yra numatyta dotacijos autobusams įsigyti. Čia eina kalba apie geltonus autobusus ar apie elektromobilius? Antroje programoje jūs minėjot? 5 autobus. 5 prie. Tai čia yra kompensacija, tai yra lėšos autobusų parkui už lizinguojamus autobusus. Jau esamus, turimus. Kągi, klausimai baigėsi. Dabar. Kaip? Pasiūlymų netrukus galėsite užduoti, gerai. Dabar pasiteirausime komitetuose, kokie buvo sprendimai. Socialinių reikalų komitetas. Socialinių reikalų komitetas svarstė, turėjo daug klausimų, bet pritarė tarybos sprendimo projektui. Ūkio reikalų komitetas. Labadiena. Labadiena. Svarstėme, siūlėme, Edvardas Baleišis pasiūlė į biudžetą įtraukti naujos autobusų ties projektavimo darbus. Tai tam sąraše dabar jau atsirado, mačiau, ir mes balsavome, už balsavo 9, prieš niekas susilaikė 6 projektui pritarta. Ir kontrolės komitetas. Taip, kontrolės komitete diskutavom, Edvardas Baleišis taip pat pateikė tuos pačius pasiūlymus kaip ūkio komitete. Ir Rimantas Baravykas pateikė 3 siūlymus. Tai yra 20 000 eurų papildomai skirti mokyklų remontui, 25 metais skirti 15 000 eurų kelio žvyrkelio Žikaronis Beižionis kapitalinio remonto aprašui parengti ir 26 metais numatyti 1 milijoną eurų remonto asfaltavimo. 100 000, čia klaida yra protokole, sekretoriatui pastaba yra nurodyta 1000, tai per 1 100 000 pasiūlė Rimantas remonto asfaltavimo darbams šito kelio. Trečias siūlymas buvo pakelti kompensaciją už vykimą į darbus specialistams nuo 10 iki 12 centų. Dėl šitų pasiūlymų kontrolės komitete mes nebalsavome, nebuvo tokio reikalavimo iš pasiūlymo teikėjo, buvo palikta tai apsispręsti tarybai. Bendrai balsavome dėl tarybos sprendimo projekto už 9, prieš 0, susilaikė 5 ir buvo pritarta tarybos sprendimo projektui. Ačiū, dabar pasisakymų stadijoje Rimantas Baravykas. Aš norėčiau pateikti tuos pačius 3 pasiūlymus. Į vieną iš jų, kaip suprantu, jau sureaguota, tai yra 20 000 eurų surasta mokyklų remontui. Dar tik tai norėčiau pastebėti, kad iš antikorupcijos komisijos tyrimo mes matėme, kad praeitų metų raliai Elektrėnai buvo finansuojami praktiškai vien tik tai iš mūsų savivaldybės biudžeto. Ir jokių rėmėjų lėšų mes ten neradome, tai šiemet nežinau, kaip čia jums seksis. Ir kitas dalykas, jeigu jau tvarkomės, tai Elektrėnų kultūros centro biudžete yra įvardinta, kad mes finansuosime 12 000 Elektrėnų ralio renginius. Tai jeigu mes jau ten perkeliam, tai tada reikia gal pasižiūrėti šitą vietą. Toliau kitas dalykas, kaip ir sakiau, po susitikimo su gyventojais ir pasižiūrėjimo, kaip atrodo kelias žvyrkelis Žikaronis Beižonis, aš vis dėlto siūlau surasti šiemet 15 000 ir padaryti kapitalinio remonto aprašą, tam, kad galima būtų įvertinti to kelio kritinės vietas ir jas susitvarkyti. Tos lėšos iš tikrųjų neprapuls, nes jeigu kada nors ateis žvyrkelių asfaltavimo programa, kuri dabar vyriausybėje smarkiai stumėsi, tai mes galėsime galbūt gauti lėšų ir jau asfaltavimui. Tai tam 26 metais aš tiesiog siūlau įsidėti 100 000 eurų, tam, kad galima būtų, finansuoti tą. Ir trečias siūlymas, kaip jau matyt daugumas tarybos narių yra gavę mano siūlymą, pakeisti mūsų tarybos sprendimo projektą dėl specialistų, tai yra pedagogų, gydytojų, slaugytojų važiavimo į darbą kompensavimo.
padidinant akcizo padidėjimo dydžių, nes, kaip žinote, nuo sausio 1 padidėjo akcizas kurui, ir atitinkamai pakelti nuo 10 centų iki 12 centų už kilometrą. Atitinkamai dar ten papildomai kitą, čia matyt tarybą svarstysime, leisti tą kompensaciją gauti ir vadovam, kurių mes paskutiniu metu labai sunkiai surenkam į mūsų mokyklas. Tai tokie siūlymai. Galiu pakomentuoti? Tai prašau pakomentuoti. Tai kaip iš tikrųjų ir minėjote, pirmą siūlymą yra atsižvelgta ir lėšos yra perkeltos iš 5 į 2 programą. Dabar dėl kelių norim patvirtinti iš tikrųjų, kad šitas kelio ruožas, dalis šito kelio ruožo yra įtraukta į mūsų prioritetinių kelių eilę. Jisai yra 41 vietoje ir kai jisai ateis eilė iki šito kelio, tikrai savivaldybė nusimatys ir parengs ir techninius projektus. Kapitaliniai remontai iš tikrųjų nėra planuojami iš savivaldybių biudžetų, todėl kad tai yra labai didelės lėšos. Ir preliminarus, tikrai labai preliminarus grubus skaičiavimas, 1 kilometras kapitalinio remonto, tai yra žvyrkelio asfaltavimo, yra vertė nuo 900 iki milijono 1 kilometras. O kai žinote, tas kelias yra 5 kilometrų ilgio. Tai tokių lėšų šiame biudžete ir techninis projektas irgi ne 15 000, o kainuoja daugiau, tai turbūt jis bus daromas, kai arčiau prieartės prie šito kelio eilė. Ir į 3 pasiūlymą, tai norėčiau pasakyti, kad tai turbūt vis tiek yra kitos tarybos svarstymo klausimas bus. Ir nepamirškime, kad biudžete yra numatyta tikrai daug skatinimo priemonių naujų, kurios įsibėgės šiais metais, kurios pareikalaus mūsų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo. Tai tikrai verta pasvarstyti, ar reikia tą procentuką, tą kompensaciją didinti. Tai čia bus svarstymas kitoje taryboje. Kokiu? Patikslinkit. Aš šneku ne apie techninio projekto parengimą, aš šneku apie kapitalinio remonto aprašo parengimo. Tai yra 2 skirtingi dokumentai skirtingos apimties. Tai suprantama, bet gerbiamas Rimantai, aš noriu tada jūsų paklausti. Girdėjome, kelintą eilę prioritetinių kelių sąraše užima šitas kelias ir aš tada klausimą formuluočiau jums taip, o kodėl reikėtų finansinės galimybės atimti iš artimesniai eiliai esančių kelių, kurie turi didesnį prioritetą ir užsimti dabar šitą to sąrašo netgi ne viduryje, bet arčiau galo esančių kelių. Todėl, kad šitas sąrašas pas mus atnaujinamas tik tai tam tikrais atvejais, o kelias yra tikrai prastos būklės, juo važiuoja ir mūsų mokinių paimti, ir darbuotojai į Bojaną, ir į Elektrėnus važiuoja. Tai yra vienas pagrindinių kelių, kurį susisiekimą vykdo Beižonių ir tolimesnių kaimų žmonės. Tai tikrai mūsų valioje yra peržiūrėti tą prioritetinę eilę ir pasiskirti lėšas kaip reikia. Na, neabejotinai šitas kelias yra svarbus, bet kaip matome iš prioritetinės eilės yra dar svarbesnių ir čia eiliškumo klausimas. Reikėtų tada kelti klausimą eiliškumą, kad peržiūrėti tas eilės, prioritetus ir panašiai. Gerai, kaip dabar elgtis su tokiais pasiūlymais? Išsiaiškinam, ar bus daugiau pasiūlymų, kolegos, ar būtų daugiau diskusijų, pasisakymų, nagrinėjimų sprendimo projektų. Tai pasisakykite, Edvardas Baleišis. Taip, mes per ūkio reikalų komitetą ir per kontrolės komitetą aiškinomės dėl mūsų biudžeto dydžio. Iš tikrųjų, taip, pas mus į biudžetą yra neįtraukta KPP programa, dėl to mūsų biudžetas yra mažesnis už kaimyninės Kaišiadorių savivaldybės biudžetą. Kai mes tikėtinai įtrauksim, kai gausim tas lėšas ir įtrauksim į biudžetą, tai biudžetas mūsų bus didesnis už Kaišiadorių savivaldybės biudžetą, o Kaišiadorių savivaldybėje gyvena daugiau gyventojų negu Elektrėnų savivaldybėje. Taip, kad tikrai yra geras rezultatas. Tačiau vis dėlto norėčiau atkreipdėmėsi į to biudžeto panaudojimą, efektyvų arba racionalų panaudojimą. Savivaldybė yra steigėja visų ugdymo įstaigų Elektrėnų savivaldybėje. Tai tos įstaigos iš tikrųjų, ne visos, bet kai kurios yra iš tikrųjų apvertinos būklės. Tai reiktų daugiau skirti biudžete dėmesio renovacijai, remontui, reiškia tam tikrų dalykų rengimui mokyklose. Aišku, 1000 mokyklų programa truputėlį tas dalykus taiso, bet ten tik tai keli kabinetai yra.
yra koridoriai, yra sporto salės, yra Žolyno progimnazijoje rekuperacijos ventiliacijos sistema neveikianti. Tai aš linkėčiau, kad tie biudžetai mūsų būtų nukreipti labiau į švietimo sritį, nes tai yra labai svarbi sritis. Tai tiek. Gerai, ačiū už palinkėjimus. Tai dabar dar ar būtų daugiau pasisakymų? Daugiau pasisakymų nėra, tai sugrįžkime prie Rimanto Baravyko klausimų, ne klausimų, o pasiūlymų. Tai kaip suprantu, pirmas pasiūlymas dėl 20 000 yra patenkintas. Dėl 12 centų padidinimų iki 12 centų už pavėžėjimą yra keliamas klausimas svarstymas į kovo mėnesį. Tai lieka tik tai vienas dėl 15 000 darbų aprašui. Ir kokie būtų kolegos pasiūlymai dėl šio pasiūlymo? Ar balsuojam, ar svarstom? Ir jeigu balsuojam, tai iš kur paimti tuos pinigus? Kas galėtų pasisakyti tuo klausimu? Klausimas gal pasiūlymo pateikėjui, gal jūs kartu numatėte ir iš kokios eilutės paimti tuos 15 000? Taip, numačiau, kadangi, kaip ir gerbiama pranešėja sakė, pas mus dar kelių priežiūros ir plėtros programos fondas yra nesusitartas, o čia kaip tik pakliūna viskas į būtent, reiškia, to fondo finansuojamą veiklą, tai tikrai galima ten surasti 15 000 eurų ir padaryti šitą darbą. Ketvirtos programos kelių programos. Gal galite pakomentuoti? Iš tų 600 000, kurie yra, jūs turite omeny šitą programą. Iš kelių. Kalbėti, ne? Aš turiu omeny, kur pas mus kol kas biudžete nėra įdėta 1 600 000, berods, jeigu jūs teisingai prisimenu. Tai iš tų 1 600 000 galima būtų surasti 15 000. Kaip tik, jeigu nepasikeitė visa tvarka, tai ten kapitaliniam remontui kaip tik būna atskira netgi. Pakomentuokit. Tai iš tikrųjų šitų negalima naudoti lėšų, todėl kad šitos lėšos bus nukreiptos Sodų gatvei ir Vievį Vilniaus. Pagal eiliškumą bus nukreiptas. Virgilijus Pruskas. Ačiū kolegai Rimantui, kad jisai taip rūpinasi Beižonių susisiekimui su Kėdainių seniūnija, nes, iš tikrųjų lieka išasfaltuoti arba patvarkyti kelią Beižonį Žykornis atkarpą, nes nuo Žykornio jau dabar yra asfaltas, ten puikiai važiuoja, ten nėra didelis atstumas, tai 5 km. Bet ne veltui yra nustatomos ir nagrinėjamos situacijos ir nustatoma prioritetinė eilė kelių remontui. Tai yra vertinama gyventojų skaičius, pravažiuojančių gyventojų skaičius, kelio būklės ir maršrutai, saugus maršrutai, gyventojų saugumas ir taip toliau. Todėl tas Beižonių Žykornio atkarpa kelio ir yra atsidūrusi eilėje arčiau galo. Nemanau, kad dabar šiais metais reikėtų nustatyti arba planuoti kažkokį kelio remonto aprašą, jeigu iš kelių programos lėšų mes tą kelią remontuosim už 10 metų, nes pats esat buvęs kelininkas arba su saugumo eismu turėjot reikalų. Ir žinote, kad tos tvarkos keičiasi praktiškai kiekvienais metais, nes kažkaip inžinieriai išmoksta kitaip kelius projektuoti, kitaip sluoksnius dėti, vis kažkas pasikeičia ir paskui kelių direkcija nepritarė to kelio projektui ir vėl viską iš naujo perpratavim. Todėl siūlau aprašą planuoti tuo met, kada ateis eilė remontuoti šią kelio atkarpą, tuomet bus rengiami techniniai dokumentai ir mes jūs parengsime, suieškosim pinigų, o dabar geriau tuos pinigėlius skirti seniūnijai arba seniūnas turėtų daugiau dėmesio skirti to kelio patvarkymui ir geresniam pravažiavimui ir palikti į tokį, kokį yra, nes galimybė patekti į Kėdainiškes, į Semeliškes, į Elektrėnus, į Vievį, į Kaišiadorių rajoną tikrai yra gerų asfaltuotų kelių, kuris yra atremontuotas ganėtinai nesenai ir gerai pravažiuojamas. Ačiū. Gerai, tai išgirdome ir patį pasiūlymą, ir argumentus, kodėl tas pasiūlymas negali būti priimtinas, tai kad nėra tų pinigų ir nėra iš kur paimti iš tos eilutės, kur pasiūlyta nėra galimybės, taip pat dėl prioritetinės eilės, kad toli tas kelias ir išdarkytume eilę.
Kaip elgiamės su šitu pasiūlymu, ar neatsiimat jūs jo ir ar reikėtų balsuoti? Neatsiimat. Okay. Ar yra palaikančių šį pasiūlymą kitų tarybos narių? Yra palaikančių, todėl mes dėl jo balsuosime. Dar nori Kęstutis Vaitukaitis pasisakyti prieš balsavimą. Taip darom ir 41 sąraše ir mes dabar svarstome biudžetą ir perėdam prie kelių programos, tai gal svarstykim tą kelių programą, ar tada balsuokime ir jį perkime pirmiausia į pirmą eilę ir tada pritarkime, o ne 41, 43, 28, tai čia mes sujaukiam visą savo darbą, mes taryboje patvirtinę kelių eilę. Gerbiamas Rimantai. Negalima nesutikti su Kęstučio Vaitukaičio pastebėjimais, bet vis tik tai yra toks pasiūlymas ir dėl pasiūlymo taryba turės apsispręsti. Tai teikiam balsavimai tada. Formuluojam, ar pritarėte Rimanto Baravyko pasiūlymui 15 000 biudžete numatyti projekto darbų aprašą. Dėl 15 000 skirimo darbų aprašui parengti. Jo, ar pritarėte? Ar pritarėte, kad 15 000 biudžete? Taigi, suformuluotas yra toksai pasiūlymas, už kurį balsuotume, ar pritarėte, kad 15 000 eurų biudžete būtų skirta to žvyrkelio darbų aprašui parengti, ko siūlyčiau aš nepritarti ir už jį netrukus balsuosime. Jau? Galime balsuoti. Balsavimas baigtas, nepriimtas šitas pasiūlymas, nes 13 balsavo prieš, 5 susilaikė, 7 už. Taigi, diskusijos baigėsi. Jo, iš tikrųjų reglamente yra tokia galimybė, frakcija, jeigu prašo, tai reikia suteikti galimybę pasitarti. Tai kiek minučių jūs? Porą minučių, gerai. Tai toli nenueikit visi, porą minučių pertrauką.
Prašau užimti vietas, tęsime posėdį. Ačiū, kad grįžote. Ir teikiu sprendimo projektą balsavimui. Balsavimas baigtas. Su džiaugsmu pranešu, kad vienbalsiai 25 tarybos nariams balsavus už, sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės 2025-2027 metų biudžeto patvirtinimo yra priimtas. Priimkite padėką savivaldybės administracija, direktorė, finansų ir strateginio planavimo skyriau, vedėja Oksana Salecienė už atliktą didelį darbą, asignavimų valdytojai, linkiu jums teisingai panaudoti pinigus, visai savivaldybei linkiu surinkti tuos pinigus, kuriuos reikės panaudoti ir tai būtų didžiausias iššūkis. Visus jūs sveikinu su šiuo, manau, pačiu svarbiausiu visų metų savivaldybės tarybos sprendimu. Ačiū visiems. Ir dabar pereikime prie 4 darbotvarkės klausimo. Tai yra dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo uždarai akciniai bendroviai Verdina. Jį pristato Oksana Salecienė. Taigi teikiame svarstyti prašymą dėl žemės nuomos mokesčio mokėjimo dalimis įmonė UAB Verdina ir taip pat atleisti nuo delspinigių mokėjimo. Tai šitas klausimas buvo svarstytas ir mokesčių lengvatų teikimo nagrinėjimo komisijoje. Komisija patariamasis mūsų balsas buvo, kad leidimas yra galimas ir išdėstyti mokėjimą lygiomis dalimis. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad po komisijos susirinkimo buvo gauta papildoma informacija iš įmonės Verdina, kurie paprašė tą terminą atidėti iki kovo 31 ir išdėstė savo pageidavimą mokėti dalimis iki kovo 31. Jie laikosi to grafiko ir dabar jiem likus yra tik tai 1500 eurų suma sumokėti, tai tik tarybai pritarusi, tokia kompetencija yra tarybos, tai prašome svarstyti. Ačiū pranešėjai. Klausimų stadija, kas norėtų paklausti? Klausiančių nėra. Svarstymas komitetuose. Ūkio reikalų komitetas. Taip, ūkio reikalų komitetas svarstė ir pritarta bendrų sutarimų projektui. Pasisakymų stadija. Kas norėtų pasisakyti? Teikiu sprendimo projektą balsavimui. Balsavimas baigtas, vienbalsiai 25 tarybos nariams balsavus už, sprendimas dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio sumokėjimo termino atidėjimo uždarai akciniai bendroviai Verdina yra priimtas. 5 darbotvarkės klausimas dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2023-2025 metams sumažinimo UAB Care NT 2. Pristato Oksana Salecienė. Taigi, Yra pareiškimas, taip, Edita. Aš norėčiau nusišalinti nuo šio klausimo, nes dirbu Gema Vievio namai. Supratom, gerim kolegos, ar bendru sutarimu galime priimti nusišalinimą. Nusišalinimas priimtas. Oksana Salecienė, tęskite pristatymą. Taigi grįžtame į tarybą su klausimu dėl nekilnojamo turto mokesčio sumažinimo UAB Care NT 2 įmoniai 23-25 metams. Iš tikrųjų, klausimas buvo po sausio tarybos buvo vėl svarstomas Elektrėnų savivaldybės mokesčių lengvatų teikimo komisijoje įvertinus pasikeitusias aplinkybės. Kaip žinome, verslo vieta pasikeitė ir buvo įregistruota Elektrėnų savivaldybėje, todėl pagal 6.4 punktą lengvata taikoma 3 metus nuo naujo rekonstruoto nekilnojamo turto įregistravimo. Ir siūlymas komisijos buvo 50% sumažinti šį mokestį 3 metams. Iš tikrųjų, šitas klausimas buvo svarstomas ir ūkio komitete, kas sukėlė
daug diskusijų ir dėl taikymo, ir dėl naudos, ar patyrė, kaip galėtų savivaldybės biudžetas nukentėtų ir panašiai. Tai norėčiau iš tikrųjų daugiau padiskutuoti šituo klausimu arba pateikti tokią detalizaciją. Tai pirmas dalykas buvo paminėta, kad kaina yra labai didelė tenai gyventojams. Tačiau šita kainodara, įsigilinusi kainodara, ta kaina nėra turbūt tokia jau ir didelė. Kiekvienam gyventojui tenai yra taikomas neįgalumas ir pagal jo neįgalumą yra skaičiuojama individualios priežiūros kompensacija. Jinai yra nuo 208 iki 520 eurų. Ir šita kompensacija 100% eina į slaugos tą įstaigą. Taip pat 80% nuo senatvės pensijos to slaugančio žmogaus irgi eina į šią įstaigą. Taip pat valstybė kompensuoja skirtumą, tai yra 1100 yra kompensacija, bet jinai yra skaičiuojama įvertinus ir jau skirtą kompensaciją ir senatvės pensijos dydį. O žmogui tenkanti mokesčio našta tai yra 1% turto vertės pagal registrų centrą atėmus į gyvenamojo patalpų ploto 50 kvadratinių metrų. Tai iš tikrųjų ta našta turbūt ir nėra tokia reikšminga tam žmogui ir jeigu taryba pritartų šiam klausimui ir sumažintų tą mokestį, tai 50 eurų į mėnesį žmogui būtų irgi suma, kuri turėtų įtakos žmogui. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad šitas projektas, tai yra investicija, turi ne tik ekonominį, bet ir socialinį spektrą. Tai vertinant į šį klausimą ir svarstant šį klausimą, prašome plačiau pažiūrėti į šitą situaciją. Taip pat noriu paminėti, jog šitoje įstaigoje dirba 49 darbuotojai, kurie yra iš Elektrėnų savivaldybės ir jų gyventojų pajamų mokesčio surenkamumas į biudžetą metams būtų apie 100 000 eurų. Tai manau 8 000 lyginant su 100 000 tikrai reikšminga mums yra suma. Šita įstaiga taip pat patiria ir didelės komunalinės išlaidas mėnesiui, tai yra nuo 9 iki 10 000 yra sumokama komunalinių. Tai tokia mano papildoma informacija gal padės apsispręsti. Prašom svarstyti. Ačiū pranešėjai, kokių būtų klausimų. Klausė Rimantas Baravykas. Man toks kyla klausimas, o mes, kai jie ruošiasi šitas investicijas daryti pas mus savivaldybei, iš savivaldybės pusės esame jam kokių nors pažadų suteikę, kad duosime kokias nors lengvatas ar ką nors? Ne, to nebuvo padaryta, pažadų nebuvo. Yra bendro pobūdžio pažadai daugumos programoje, kad remsim verslą. Ar būtų daugiau klausimų? Daugiau klausimų nėra, pasisakymai. Ką jūs norėjote? Tai prie pasiūlymų netrukus prieisime. Dabar svarstymas komitetuose. Socialinių reikalų komitetas. Socialinių reikalų komitetas svarstė šį klausimą, diskutavo ir be diskutuojant buvo pasiūlymas teikti šį klausimą į tarybą ir tam pasiūlymui buvo pritarta, kad klausimas keliauja į tarybą. Ūkio reikalų komitetas. Ūkio reikalų komitetas svarstė, balsavome, 11 už, prieš niekas nebalsavo, susilaikė 4. Dabar pasisakymai, pasiūlymai, taigi Rimantai Baravykai, teikite savo pasiūlymą. Jo, iš tikrųjų, čia labai toks įdomus klausimas, nes jau antrą kartą grįžtam prie jo ir pažadai iš tos bendrovės, ar ten 3 bendrovių, netgi nežinau, kaip čia jos įvardinti, gal 3 bendrovių pažadai yra teikiami, tačiau mes taip ir iki šiandieną nesam tikri, ar tie pažadai bus kažkaip įgyvendinami ir kaip tai mes kontroliuosime. Užtat opozicijos vardu aš teikiu siūlymą, kad pritarti tam sprendimo projektui su viena pataisa, kad atleidžiame, reiškia 50% suteikiame nuolaidą metam, o po metų
žiūrėti, kokie yra rezultatai to mūsų bendradarbiavimo, kaip jie laikosi savo pažadų ir tada žiūrėti, ar galime toliau, reiškia, tą lengvatą taikyti, ar galbūt kažkokiu tai kitokiu sprendimu priimti. Gerai, ačiū. Ar būtų daugiau pasisakymų ir pasiūlymų? Vaidas Ratkevičius. Aš vis dėlto siūlau palikti 3 metus, kadangi mes visi savo programuose eidami į rinkimus įsirašom, kad remsime verslą, bet kada ateina laikas, pasirodo, jau nebenorim remti. Aš manau, žmonės investavo, verslas investavo į Vievį, įsukūrė aplinką, sukūrė darbo vietas, todėl, manau, turėtume atleisti šitiems žmonėms nuo nekilnojamo turto mokesčių. Pasisako Raimondas Ivaškevičius. Gerbiamas merė, kaip ir kalbėjo Rimantas, tai opozicijos vardu, tai tikrai mes pritarėm ir siūlom prieiti prie balsavimo už Rimanto Baravyko pasiūlymą opozicijos vardu. Tai jeigu daugiau pasiūlymų nėra, aš netrukus teiksiu balsavimui alternatyvų variantų. Balsavimu reiškia, kas balsuos už metam ir kas balsuos už 3 metam. Yra tokie 2 pasiūlymai. Kodėl? Yra pateikti. Žiūrėkite, jeigu yra pateikti keli alternatyvūs variantai, už juos balsuojama alternatyviai. Ta numato tarybos veiklos reglamentas. Ir Nepateiktas naujas alternatyvus variantas, pateiktas tas pats, kas yra tarybos sprendimo projekte. Ne alternatyvus pateiktas naujas. Jūsų sprendimus alternatyvus. Mūsų taip. Bet jūsų taip, kas yra įrašytas tarybos sprendimo. na, gerai. Žiūrėkit, dėl šito mes galim labai užsiginčyti ir aš nebūsiu čia tas, kuris gaišins dėl to laiko. Gerai, tada pateikiu, kas už Rimanto Baravyko pasiūlymą dėl 1 metų. Atleidimo nuo mokesčio 1 metams. Tai 50% taip ar taip yra. Kas už Rimanto Baravyko pasiūlymą dėl atleidimo nuo 1 metams nuo mokesčio? 50%. Pasiūlymą dėl 1 metų. Dėl 1 metų. Taigi, skelbiamas balsavimas, kas už Rimanto Baravyko pasiūlymą dėl atleidimo 50% 1 metams. Balsavimas baigtas, pasiūlymų nepritarta, nes už balsavo 8, susilaikė 10, prieš 6. Kągi, daugiau pasiūlymų diskusijų nėra, teikiu sprendimo projektą balsavimą. Balsavimas baigtas. Už balsavo 15, susilaikė 9, prieš nebalsavo niekas. Sprendimo projektas dėl nekilnojamo turto mokesčio 2023-2025 metams sumažinimo UAB KRNT 2 yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas yra 6 dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. Jį pristato Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Živilė Dastikienė. Labadiena. Taigi šio sprendimo projekto tikslas yra įgyvendinti Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo reikalavimą ir kasmet šis sąrašas turi būti atnaujintas ir paskelbtas interneto svetainėje. Ir teikiamame sąraše tvirtinti pasikeitė duomenys 18, 36 ir 53 pozicijose
pozicijose apie esančias kapines. Tai yra suformuoti žemės sklypai šių kapinių ir jie yra registruoti nekilnojamo turto registre ir jiems suteikti unikalūs numeriai. Tai yra viena iš sąlygų, vienas iš duomenų, kuris privalo būti sąraše. Tai yra Vilūniškio kaimo kapinės, Beižionių kaimo kapinės ir Mustenio kaimo kapinės. Atsakant į klausimą komiteto metu apie kapinių skaitmeninimą, tai iš tiesų kapinės yra didžiąja dalimi veikiančios suskaitmenintos ir informacija bus dar atnaujinta ir savivaldybės interneto tinklapyje. Elektrėnų seniūnijoje suskaitmenintos yra 6 kapinės, Vievyje 4, Kietaviškėse 3 ir toliau skaitmeninimo procesai yra tęsiami, tiek Beižionyse yra suskaitmenintos kapinės, tiek Kazokiškių seniūnijoje, tiek Pastrevyje. Ir prie kiekvienos seniūnijos galima susipažinti apie šių kapinių skaitmeninimo duomenis. Atsakant į klausimą, taip pat komiteto metu ar kapinėse yra vanduo, tai šiltuoju laikotarpiu visose kapinėse yra aprūpinama vandeniu arba talpomis su vandeniu, kur nėra galimybės tiekti centralizuotai vandens. Tai yra vienas iš reikalavimų, toks techninis klausimas, todėl prašau svarstyti sprendimo projektą. Ačiū pranešėjai, klausimų stadija, kas norite paklausti? Klausimų nėra. Svarstė Ūkio reikalų komitetas. Gerbiamas Vaitukaitė, ką Ūkio reikalų komitetas? Bendrų sutarimų pritarėt. Gerai. Pasisakymų stadija, kas norite pasisakyti? Niekas, teikiu sprendimo projektą balsavimu. Balsavimas baigtas, 24 vienbalsiai balsavus už, sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo yra priimtas. 7. darbotvarkės klausimas dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 dienos sprendimo numeris 6T116 dėl Elektrėnų savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Jį pristato Živilė Dastikienė. Taigi taip pat techninis sprendimo projektas siekiant pakeisti Elektrėnų savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo nuostatas suderinant jas su galiojančiu vietos savivaldos įstatymo redakcija. Jums yra pateiktas lyginamasis variantas, todėl nekomentuosiu keičiamų punktų, tiesiog yra esminis pakeitimas, kuris įtvirtina, kad atitinkamus sprendimus ar veiksmus dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo ir jo proceso eigos priema ne savivaldybės administracijos direktorius, o savivaldybės meras. Ir atsakant į klausimus socialinių reikalų komiteto metu, tai taip pat visos apklausos yra skelbiamos Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje. Praėjusiais metais jų buvo kelios, skiltyje konsultavimasis su vietos gyventojais. Ir buvo skelbtos tokios apklausos kaip Beižionių kaimo gyventojų nuomonės klausimas dėl paminklo statymo vietos prie Beižionių Švento kryžiaus užaukštinimo bažnyčios, dėl nudistams skirtos maudymosi ir poilsio vietos įrengimo. Taip pat apklausa dėl gyventojų nuomonės dėl Antrojo pasaulinio karo sovietinių karių kapų perkelimo iš Vievio miesto aikštės į Vievio miesto stačiatikių kapines ir taip pat kiti klausimai, kurie nebuvo tokios didelės svarbos. Taigi tikrai techninis sprendimo projektas pasikeitus teisiniam reguliavimui ir prašau svarstyti sprendimo projektą. Ačiū pranešėjai, klausimų stadija. Klausė Rimantas Baravykas. Sakykit, ačiū už pristatymą. Man tik tai iš to aprašo kilo klausimas, kodėl pas mus iniciatyvinė grupė net 10 žmonių turėtų būti. Čia kokiam nors įstatymė yra nurodyta? Taip. Daugiau klausimų nėra. Socialinių reikalų komitetas ką nusprendė? Socialinių reikalų komitetas pritarė. Pasisakymų stadija, kas norėtų pareikšti savo nuomonę, svarstumų klausimų, Virgilijus Pruskas. Kolegos, čia Živilė nepriekaištas, bet toks man keista, labai sunku skaityti tarybos sprendimo projektą, kai praktiškai iš 35 punktų viso aprašo keičiam 12. Ten tikslinamieji variantai, paskui reikės keltis, sakysim, senai dokumentą lyginti su šito dokumentu. Tai gal tiesiog kitą kartą, kada rengiami tokie dokumentai, keisti iš esmės ir rašai lyginamąjį variantą po to, pritarėm visam
ir bus mažiau sambrūzdų visokių. Tai Patogumai gerai, aišku, tik tai reikalavimas yra įstatyminė bazė. ir teisės aktų rengimui, tai ten 50%. Tai atsakant labai trumpai, tai yra norminis teisės aktas, kuris yra skelbiamas tarė ir po šio pakeitimo automatiškai bus susieta viena suvestinė redakcija. Tai tikrai nebus kliuvinių skaityti seną redakciją ir lyginti su nauja. Puiku. Daugiau pasisakymų nėra, skelbiu balsavimą. Balsavimas baigtas, vienbalsiai 24 tarybos nariams balsavus už sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 26 dienos sprendimo numeris 6/116 dėl Elektrėnų savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo yra priimtas. 8 darbotvarkės klausimas dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšų skirimo neformaliojo suaugusio švietimo ir tęstinio mokymosi programoms įgyvendinti 2025 metams. Šį sprendimo projektą pristato Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. Labadiena. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis vietos savivaldos ir neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymų nuostatomis, įgyvendinant mokymosi pagal neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodiką. Įgyvendindama Elektrėnų savivaldybės neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi programų finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo nuostatas, komisija neformaliojo suaugusių švietimo programų paraiškų atrankos ir vertinimo šių metų sausio 27 dieną vykusio posėdžio metu įvertino 25 metams konkursui pateiktas paraiškas ir sudarė siūlomų finansuoti programų sąrašą, siūlydama programoms finansuotinas sumas bei pateikė siūlymą Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriai. Įgyvendinant jau minėtą aprašą, administracijos direktorės įsakymų patvirtintas atrinktų ir siūlomų finansuoti biudžeto lėšomis programų sąrašas teikiamas savivaldybės tarybai dėl biudžeto lėšų skirimo sąraše numatytoms esančioms programoms vykdyti. Taigi, toks trumpas pristatymas. Pristatant klausimą socialinių reikalų komitete buvo gautas klausimas, kiek 2024 metais suaugusiųjų pasinaudojo šiomis programomis, lankė užsiėmimus, tai žadėjau informuoti tarybos metu ir tai buvo 98 dalyviai, kurie lankė 7 24 metais įgyvendintas programas. Dabar numatoma 8 programos, jūs jas turite prieš save ir teikiame sprendimo projektą svarstyti. Ačiū pranešėjui, klausė Rimantas Baravykas. Labadiena, ačiū už pristatymą. Man kilo tik tai 2 klausimai. 12 000 eurų yra skirta, kur pas mus patvirtintam biudžete šitas skaičius yra įdėtas, tai vienas klausimas. Ir kitas klausimas, kodėl nevienodas lektorių valandinis įkainis gaunasi? Taip, dabar kurioje eilutėje biudžete įdėtos, tai ko gero kolegija pakomentuotų Oksana geriau. Aišku, antra programa. Ir ta suma 12 000, dar papildant kolegiją, iš tikrųjų buvo patvirtinta pačios tarybos, tvirtinant 3 metų programą neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi. Tai mes tą programą turime, šiais metais paskutiniai jos įgyvendinimo metai, 12 000, kitais metais tvirtinsimės naują. Tai toks būtų komentaras. O antras klausimas buvo dėl įkainių. Taip, dėl įkainių tai tiesiog pareiškėjai numato savo įkainius ir teikia paraiškas, mūsų komisija juos apsvarsto ir mes jų, kaip sakant, neįtakojam. Klausė Edvardas Baleišis.
Taip, aš norėjau paklausti, kokį čia suaugusių mokymą choras Konmoto ruošiasi organizuoti. Nes aš suprantu, pažiūrėjau, Asta Arbačiauskaitė Dievikienė, anglų kalbos mokytoja, anglų kalbos įgūdžiai, viskas tvarkoja. Ten Vida Vičkečkinė, Vilnos Velimo menas, moka tos dalykus daryti, išmokys tos suaugusiosius. Rasa Rakauskinė keramikė, viskas tvarkoja irgi. Ką čia choras Konmoto? Atsistos choras 20 žmonių ir mokys kažką tai dainuoti? Naujas projektas, choras, naujas projektas ir ten tiesiog yra vokalo užsiėmimai tiem žmonėms, kurie norėtų išbandyti save, išbandyti chorinį dainavimą ir galbūt prisijungti prie choro ateityje. Kolegos, yra informacija pateikta lentelė ir ten aiškiai numatyta, kad programos 28 valandos 25 dalyviai metu vyks vokalų užsiėmimai, kuriuos ves žymus Lietuvos chorvedžiai. Užsiėmimuose dalyvauti galės Elektrėnų savivaldybės vokalinių kolektyvų, ne Konmoto kolektyvo, o įvairių kolektyvų nariai bei vokaliniuose kolektyvuose nedalyvaujantis savivaldybės bendruomenės nariai. Programos pabaigoje vyks ataskaitinis renginys Vievie. Tai čia va toks yra aprašymas, atsakant į jūsų klausimą. Vaidas Ratkevičius klausimą. Norėjau paklausti, gal ne visai tema, bet Semeliškių gyventojai manęs prašė, kad ar galėtų savivaldybė atlikti anglų kalbos pamokėlės bent po porą valandų, gal biškį daugiau. Ačiū. Tai kaip matom, šiuo metu anglų kalbos užsiėmimus yra sudarytos galimybės lankyti Elektrėnuose, bet iš klausimo suprantu, kad Semeliškėse pageidautų, kad vyktų užsiėmimai. Tai šiais metais, aišku, mes galėsim pabendrauti su programos teikėja, galbūt ir įmanoma tokį dalyką padaryti, o kitais metais tai galim net ir pasiūlyti, kad yra toks poreikis ir ten tiesiog ateiktų tikslingai paraišką ir gyventojams, kurie gyvena kitose vietovėse. Klausimai baigėsi, ką Ūkio reikalų komitetas nesvarstė, atsiprašau. Tada socialinių reikalų. Pritarė bendrų sutarimo. Gerai, kokie būtų pasisakymai? Edvardas Baleišis. Aš nežinau, ta prasme dėl to choro, nes visur kitur, kur yra kažkitai švietimo paslaugų tiekėjai, viskas yra tvarkoj. Bet choras, man atrodo, netgi nesubjektas yra. Jeigu tai būtų, pavyzdžiui, Vievio kultūros centras, tai gal dar būtų galima šitą dalyką balsuoti ir teikti. Nes man toks įspūdis, būtų, pavyzdžiui, Ieva Prudnikovaitė yra ištyčinais VŠI, Ievos Prudnikovaitės dainavimo akademija. Viskas tvarkoja. Bet dabar kaip tas choras, jis nesubjektas yra, kaip jis tą organizuos, suaugusių švietimą? Choras yra asociacija. Jis yra juridinis asmuo. Ne. Tai kad niekur lektoriai nenurodė. Jūratė Balčiūnaitė pasisako. Aš tai visai suprantu Edvardo klausimą dėl choro, man irgi sukėlė abejonės, bet iš kitos pusės Konmoto kaip juridinis asmuo pakankamai aktyvią veiklą savivaldybėje vykdo. Tai negalėtum sakyti, kad kažkur tie pinigai nueis neaiškiais keliais. Pakankamai aktyviai veiklą vykdo ir aš galvoju, kad ta programa ir tai, ką jie yra suplanavę už tą sumą, tikiuosi, kad tikrai įgyvendins ir visi matysim ir visi žinosim ir gal norintieji galės sudalyvauti. Aš tai siūlau, gal balsuojam, kolegos. Siūlymas balsuoti, dar nori pasisakyti Raimondas Ivaškevičius ir Giedrius Leskauskas. Aš labai trumpai, tai tikrai tas choras vykdo aktyvią veiklą ir jie dalyvauja įvairiuose konkursuose, renginiuose, kiek žinau, važinėja po pasaulį. Tai gal jūs vedėjau dar žinote, apart šitos paramos, ką jie prašo iš mūsų savivaldybės pagal šį projektą, kokiuose dar jie projektuose šiais metais dalyvauja ir gal jau turi užsitikrinę lėšų?
Tai choras iš tikrųjų aktyvus yra, jūs labai teisingai pastebėjote ir jis dalyvauja kultūros rėmimo programoje taip pat, bet dar projektai nėra atrinkti, finansavimas dar nepaskirtas. Tai ar jie gaus finansavimą ar negaus, na aš tikiuosi, kad gaus, nes jie paprastai kokybiškai teikia paraiškas ir gauna finansavimą, tikiuosi, kad ir šiais metais gaus, bet kol kas ten nepaskirstyta, tai negaliu pasakyti. Giedrius Leskauskas. Edvardas Baleišis taip užsipuolė chorą, kuris turi įsteigęs juridinį vienetą, apie kurį jisai nežino ir nepasiruošė posėdžiui. Tai aš jam norėčiau pasiūlyti, galbūt jūs norėtumėt prisijungti tuos užsiėmimus, būtumėt ramesnis, nepultumėt blokuoti Facebook'e kiekvieno, kuris turi kitokią nuomonę, vėliau prie jo eiti, fotografuoti, kelti postus, rašyti ir visokius kitokius dalykus daryti prie žmonės, už kurios užblokuojat ir neturi galimybės jums atsakyti tiesiogiai. Tai politikai turėtų gebėti, galbūt chore padainuotumėt, būtumėt ramesnis. Ačiū. Virgilijus Pruskas. Kolegos, mes Elektrėnų savivaldybėje turim 2 meno mokyklas, tiek Vievėje, tiek Elektrėnuose, tačiau meno mokyklose yra tokia kaip ir disciplina chorinis dainavimas. Aš irgi 10 metų atlaikiau muzikos mokyklą, žinau, kad yra toks dalykas. Jo, bet tos meno mokyklos mokino vaikus, jų nepriima suaugusius. O iš tikrųjų, žiūrėkit, kiek yra suaugusių žmonių, kurie mėgsta padainuoti ir prie stalo, ir aikštėje, ir čia visur, ir norėtų mokėti. Tai manau, kad choras Konmoto dalyviai tikrai nusipelnė šio projekto, kadangi jie tikrai galės išmokinti, parodyti, pamokyti, galbūt pakviesti prisijungti prie jų kolektyvo ir suteikti galimybę visiems toliau dainuoti. Ačiū. Pasisakymus baigsime po Vaido Ratkevičiaus pasisakymo, nes laikas senka. Labai ačiū. Noriu Edvardui, kolegai savo panuoti. Tikrai, Edvardai, nepergyvenk, tikrai pinigėliai nueis į geras rankas. Ir ten parašyta programa 28 valandos. Programai, paskaitykit programai ir ten parašyta tikrai labai trumpai žymus korvežiai Lietuvos, bus 28 valandos, 25 dalyviai, koncertmeisteriai. Tai nereikia tikrai bejoti. Pasisakymai baigti, skelbiu balsavimą. Balsavimas baigtas, 22 tarybos nariam balsavus už, 2 susilaikius, sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšų skirimo neformaliojo suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti 2025 metais yra priimtas. 9 darbotvarkės klausimas dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2024 metų ataskaitos patvirtinimo. Jį pristato Virginija Liepinytė Medeikė. Labą dieną. Elektrėnų savivaldybės taryboje teikiamas... Atsiprašau, Raimondas Ivaškevičius nori pasisakyti. Gerbiamas merė, aš tokią repliką po balsavimo norėjau paklausti, o tarybos nariai, kurie to choro veikloje dalyvauja, balsuojant neturėjo nusišalinti? Jo, žiūrėkit, geras, aišku, klausimas, man taip pat aš irgi dainuoju tame chore. Ir man pačiam kilo klausimas, ar man čia teikti taryboje, reikia prašyti kažko kito, kad teiktų, ar dalyvauti svarstymai ir panašiai. Bet įsiskaičiau veiklas, kad čia nei man, nei tiem tarybos nariam neorientuota. Tai orientuota įvairiem, ne choro Konmoto dainininkams, o įvairių kolektyvų ir netgi ne kolektyvų, netgi bet kurių bendruomenės narių, tai yra paprastų žmonių, tai yra individualiais požymiais neapibrieštam subjektų ratui. Ir dėl to manau, kad dėl to neturėjo nei tarybos nariai nusišalinti, nei kiti. Ačiū. Tęskite pristatymą. Tarybai teikiamas Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaita už 2024 metus. Patikslinu, kad ataskaita yra parengta pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą formą
Ir šią ataskaitą patvirtinus savivaldybės tarybai bus pateikta Higienos institutui iki gegužės 1 dienos. Kadangi ši, kaip ir minėjau, ataskaita rengta pagal nustatytą formą, šiek tiek detalesnė, išsamesnė, pateikta aiškinamajame rašte. Ir noriu patikslinti, kad finansavimas buvo skirtas viso 28 projektam, iš jų gyvendinti 27 projektai. Taip pat programos lėšom buvo finansuota vaikų žaidimo aikštelių, smėliadėžių smėlis, atlikti parazitologiniai tyrimai, taip pat stebėta maudyklų vandens kokybė, finansuota savižudybių intervencijos mokymai ASIST, kuriuos organizavo Visuomenės sveikatos biuras, bei atlikti vandens patikrinimai iš šaltinių. Rengiant šią ataskaitą pastebėta, kad liko skola nacionalinė Visuomenės sveikatos laboratorijai už vandens tyrimo atlikimą, tai ji bus skola įtraukta į 2025 metų programos sąmatą, tai sudaro 3113 eurų. Tai prašau jūsų svarstyti. Ačiū už pristatymą. Kokių būtų klausimų? Rimantas Baravykas. Ačiū už pristatymą. Sakykite, o kodėl liko lėšų? Nes pagal jūsų ataskaitą liko lėšų nuo praeitų metų. Tai buvo nepanaudotos rezervinės lėšos. Visada nusimatom programoje rezervą, jeigu kyla kažkokių nenumatytų problemų spręsti, tai jos nepanaudotos. Buvo neįgyvendintas vienas projektas ir kai kurie projektai nepilna apimtim, taip pat šiek tiek mažiau pinigų panaudota. Visos lėšos bus perkeltos į 2025 metų programos. Daugiau klausimų nematau. Socialinių reikalų komitetas. Pritarė bendrų sutarimų. Gerai, diskusijų stadija, kas norite pasisakyti? Tokių nėra, teikiu sprendimo projektą balsavimui. Balsavimas baigtas, vienbalsiai 25 tarybos nariams balsavus už. Sprendimas dėl Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2024 metų ataskaitos patvirtinimo yra priimtas. Kitas darbotvarkės klausimas yra 10 dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2023 metų lapkričio 29 dienos sprendimo numeris 7 T150 dėl Elektrėnų savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo kontrolės komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Jį pristato taip pat Virginija Liepinytė Medeikė. Savivaldybės tarybai teikiamas tikslinamasis šio projekto variantas, kadangi ne tik atnaujinama komisijos sudėtis, bet taip pat patikslinamas ir vienas nuostatų punktas, tai į šią tarybą į komisiją pateiktas vardinis sąrašas, tik tai per socialinių reikalų komitetą buvo pasiūlyta Barboros Vidauskienės kandidatūra į šią komisiją. Tai teiksime sprendimo projektą su Barboros kandidatūra ir, kaip minėjau, tikslinamas 19 nuostatų punktas, kuris skambėtų, kad komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami posėdėje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų gauta tiek pat, kiek prieš tai, taip pat, kai balsų gauta tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus, balsuojama dar kartą. Jeigu balsavus dar kartą balsai pasiskirsto po lygiai, balsuojama trečią kartą. Trečią kartą balsams pasiskirščius po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas. Tai prašau svarstyti. Ačiū pranešėjai. Ir šitoj vietoje aš pats turiu klausimą. Prieš tai mes svarstėme panašų sprendimą, kur kiek kitaip reglamentavom būtent šitą paskutinę nuostatą, kad jeigu trečią kartą balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Tai šitoj vietoj klausimas būtų, ar nederėtų mums formuoti vieningą praktiką visoms komisijoms, nes po to patys susimaišysim vienoj, skaičiuosim vienaip, kitoj kitaip. Tai kaip manote? Okay. Gerai, kas norite dar paklausti? Klausiu Jūratė Balčiūnaitė.
Aš noriu paklausti Barboros Vidauskienės, nes jinai atsistatydino, jinai buvo toj pačioj komisijoje, dabar vėl kaip ir siūlosi į komisiją. Ar jinai sutinka toj komisijoje būti ir kas čia įvyko? Iš pradžio atsisakė, dabar vėl į komisiją grįžti nori. Tai taip sutinku būti komisijoje. Gerai, atsakymas toks. Ar būtų daugiau klausimų? Daugiau klausimų nėra, taigi socialinių reikalų komitetas svarstė šį klausimą. Svarstant šį klausimą, kaip teisingai pranešė ir pastebėjo, buvo gautas pasiūlymas įrašyti Barborą Vidauskinę, kadangi jinai sutiko, tai nutarta su to pasiūlymu keliauti į tarybą, kuriam komitetas pritarė bendrų sutarimu. Pasisakymų stadija. Aš vis tik tai tokį pasiūlymą savo dėl formuluotės išlaikau ir noriu paklausti, ar bendrų sutarimų galime sutarti dėl tos formuluotės, kad lemia pirmininko balsas ir po to ateityje, kai koreguosim, tai tokios praktikos ir laikysimės. Bendrų sutarimų sutarėm ir teikiu sprendimo projektą balsavimui. Balsavimas baigtas, vienbalsiai 25 tarybos nariams balsavus už. Sprendimas dėl Elektrinės valdybės tarybos 2023 m. lapkričio 29 dienos sprendimo numeris 7/150 dėl Elektrinės valdybės narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo kontrolės komisijos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo yra priimtas. 11 darbotvarkės klausimas. Dėl pritarimo susitarimui dėl 2012 m. vasario 2 dienos susitarimo numeris 01S1 dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius Kaunas A1 infrastruktūros ir verslo objekto statybos plėtros valdymo, naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties nutraukimo vykdymo. Jį pristato Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Arūnas Butrimavičius. Labą dieną. Pabandysiu aiškiai ir trumpai, kaip išeis. Šiek tiek istorijos apie teritoriją, kurią šnekam, tai yra teritorija nuo tarp automagistralės A1 ir Sabališkių gatvės. Jinai pradėta vystyti koncesijos pagrindu. Koncesininkas iškėlė tinklus, atliko daugelį darbų, parengė planus, iškėlė tinklus, įrengė naujas inžinerinės komunikacijas, sutvarkė esamas, kitaip tariant, įdėjo savo darbo ir lėšas ir ne koncesijos dalyvių susitarimu, tačiau įsikišus kitoms institucijoms ir įstaigoms koncesijos sutartis buvo nutraukta ir toliau ši teritorija vystoma buvo koncesijos sutarties nutraukimo pagrindu, kur buvo nuspręsta, kad šeši sklypai bus teikiami į aukcioną su papildomom sąlygom, žemės nuomos papildomom sąlygom, kuriuose bus numatyta tam tikra proporcingai išdėliota kiekvienam sklypui koncesininko įdėta suma, kurią aukciono laimėtojas įsipareigos pervesti savivaldybei, savivaldybė savo ruožtu atsiskaitytų koncesinininkui. Taigi visi šie sklypai iki paskutinio Sabališkių 1B buvo taip ir vystomi, buvo skelbimi pagal sutarties nutraukimo, koncesijos sutarties nutraukimo sąlygas. Viskas buvo vystoma taip, kaip sutarta. Taip pat buvo padaryta ir su paskutiniuoju Sabališkių 1B sklypu. Tačiau pateikus aukcionui Nacionalinė žemės tarnyba motyvuotai atmetė šį prašymą teikti aukcionui dėl to, kad pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus negali būti aukcione teikiamų papildomų sąlygų, tokie kaip buvo anksčiau 5 šiems sklypam. Taigi iškilo būtinybė spręsti, kaip pasielgti su paskutiniuoju Sabališkių 1B sklypu ir kokiu būdu ir kaip atsiskaityti su buvusiu koncesininku UAB Irlanda. Taigi priimtas ir siūlymas, kad
paskutinį sklypą Sabališkių 1B teikti pardavimui ir lėšas gautas už parduotą sklypą paskirstyti proporcingai. Proporcingai tą proporciją, kadangi pagal paskutinius susitarimus buvusis koncesininkas UAB Irlanda įsipareigojo autobusų stoties įrengimui skirti 86 tūkstančius ten su kažkiek. Taigi, jeigu bendra suma buvo 234 tūkstančiai, tai išvedus tarp šių dviejų sumų 86 tūkstančių ir 234 proporciją, gautųsi, kad nuo parduotos sklypo gautos sumos koncesininkui būtų pervesta 67 procentai. Tai, manau, trumpai tiek. Ačiū. Ačiū pranešėjai, klausimų stadija. Edvardas Baleišis klausė. Aš norėjau pasiteirauti, ten greta yra 1C Sabališkių sklypas, panašaus ploto truputį mažesnis, dabar nebėra, to aukciono rezultatų, bet gal jūs pamenat, už kiek tas sklypas buvo išnuomotas, kokia ten buvo suma, 1C sklypas Sabališkių. Taip, jisai buvo išnuomotas, aš dabar negaliu įvardinti tiksliai sumos. Kažkiek tai ten pakeltas, bet jisai buvo Irlanda, kaip ten išsinuomavus, jo. Jo, jinai turbūt už tą nominalą išsinuomavo, bet paskui perleistos, kaip atsimenat, netgi šitoj kadencijai perleistos nuomininkų teisės Elektrum berods ir kaip ten dar ta į firmą vadinasi. Tai tą pačią tvarką kaip ir visi kiti. Tai visus klipus yra išnuomavus Irlanda, nuomininkė, o paskui nuomos teisių perleidimas vyko tarybos sprendimu. Tai čia taip pat paskutinis irgi toks pats variantas. Klausė Rimantas Baravykas. Iš jūsų pateikto sprendimo projekto tai kyla toks klausimas, o kas bus, jeigu mes tam aukcione, parduosime sklypą per mažą sumą, pavadinkim taip, kad atsiskaityti su tą Irlandą. Jie tenkins ir tą mažesnę sumą, ar mes turėsim dar iš savivaldybės biudžeto pridėti? Ne, Irlanda tenkins tokią sumą, kokią parduosim. Čia rizika yra didžiulė, aišku. Galiu įvardinti, kad pradinė žemės sklypo pardavimo suma bus apie 140 tūkstančių eurų. Tai jeigu gausim mažiau, tai mažiau. Daugiau, tai nedaugiau kaip 147. Na, sakykime, modeliuojant situaciją, jeigu mes už jį gausim milijoną ten, tai Irlandai bus tik tai 147, nedaugiau. O jeigu gausim 100 tūkstančių, na, tai be abejo Irlandai bus mažiau. Šis sprendimo projektas su Irlanda yra suderintas, Irlanda pritarė jam. Klausimai baigėsi. Ūkio reikalų komitetas. Ūkio reikalų komitetas svarstė, balsavome už 9, prieš nebuvo, susilaikė 6. Pasisakymų stadija. Kas norėtų pasisakyti nagrinėjimų klausimų? Tokių nėra, teikiu sprendimo projektą balsavimui. Balsavimas baigtas, 15 balsavus už, 9 susilaikius, 1 prieš. Sprendimas dėl pritarimo susitarimui dėl 2012 metų vasario 2 dienos susitarimo numeris 01S1 dėl Elektrėnų miesto teritorijos tarp Šviesos gatvės ir kelio Vilnius Kaunas A1 infrastruktūros ir verslo objektų statybos plėtros, valdymo naudojimo ir priežiūros koncesijos sutarties nutraukimo vykdymo yra priimtas. 12 darbotvarkės klausimas dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo kadastro numeris 7980 0002 159 esančio Vilniaus gatvėje 47 Vievio mieste Elektrėnų savivaldybėje nuomos. Jį pristato Donatas Maštijoška, architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Pristatome tarybos sprendimo projektą. Teikiame tarybai tikslinamąjį projektą, kadangi peržiūrėjus
registrų centro duomenys. Vasario 7 dieną buvo registrų centras pakeitė žemės sklypo vidutinę vertę, todėl 4 punkte mes buvusią vertę pakeitėme į dabar galiojančią vertę, o tarybos projektas teikiamas tam, kadangi pasikeitė pastato esančio žemės sklype savininkas, todėl pirmojų tarybos sprendimo punktų mes nutraukėme buvusią nuomos sutartį, ją antruoju pavedame išregistruoti registrų centre, trečiuoju punktu ją išnuomojame naujam pastato savininkui 64 metų terminui, kuris yra apskaičiuotas pagal pastato gyvavimo trukmę. Ir 4 punktu mes nustatome žemės sklypo vidutinę rinkos vertę pagal registrų centro duomenis, nuo kurios bus skaičiuojamas nuomos mokestis, ir 5 įgaliojame merą pasirašyti nuomos sutartį. Prašome svarstyti. Ačiū pranešėjai, klausimų stadija, kas norite paklausti? Tokių nėra, tai kągi ūkio reikalų komitetas nusprendė? Ūkio reikalų komitetas svarstė ir bendrų sutarimų pritarė projektui. Pasisakymų stadija, ar norite kas pareikšti nuomonę? Nagrinėjimų klausimų, tokių nėra, skelbiu balsavimą. Balsavimas baigtas vienbalsiai 25 tarybos nariams balsavus už. Sprendimas dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo kadastro numeris 798000002 esančio Vilniaus gatvėje 47 Vievio mieste Elektrėnų savivaldybėje nuomos yra priimtas. Gerbiami tarybos nariai, aš skelbiu pertrauką iki 13:00.